Kuo ypatingi ekologiškų ūkių produktai? Intensyvus chemizuotas auginimas ne visada tai būna pačios skaniausios, kartais netgi be skonės, o čia visai ką kita, tokia gurmanystė prasideda. Kaip atskirti ekologišką produktą? Nebūtinai sertifikuotas ekologiškas produktas, jisai tai yra jau toks geras. Tiesiog man svarbu, kad būtų kontroliuojama pati visa produkto gamyba, nuo pradžios iki pabaigos, kada jisai yra vartojamas. Ko ieško žmonės? Iš viso turgaus ateina pas mane mano braškių pirkti net ne dėl to, kad jos ekologiškos, bet dėl to, kad jos nuostabiai skanios, tai jau irgi pliusas, nes žmonės ieško ne tik ekologiškumo, jie dar ieško ir kokybės, skonio jie ieško. Kodėl verta rinktis lietuvišką produkciją? Čia tikrai yra garantija, kad bus natūrali produkcija. Ne? Aišku, jinai negali stovėti ilgai, jinai greičiau genda, bet iš kitos pusės tai yra ir sveikatos dėmuo, nes vis tiek norim maitinti sveikiau. Koks yra lietuvių požiūris į ekologiškus produktus? Labai džiaugiuosi, kad mes matom renesansą dabar su visu šitų judėjimu, kad atsiranda mes kaip tauta, mes kaip valstybė ir tiesiog kaip piliečiai tą atrandam. Ar yra iš ko rinktis? Esu tuo amžiaus, kur atsimenu, kada nebuvo ką rinktis, tai dabar be abejo galima rinktis. Ką žmogui duoda ekologiška produkcija? Geriau jaučiamės, energingesni, sveikesni, gražesni, natūraliau maitinamės, ir be jokios abejonės grąžinam savo tą natūralią suformuotą tradiciją, kuri buvo ugdoma metų metus. Ar ekologiškas maistas turi perspektyvą? Turime išnaudoti tas mūsų galimybės ir potenciją, kad mes galime teikti iš tikrųjų sveiką, gerą maistą. Ir nereikia tau jokių papildomų geležies, jeigu tu valgai gerą mėsą, nereikia tau žuvies taukų, jeigu tu valgai riebią žuvį.